Labą dieną, kaip jūsų savaitgalis? Šiandien vėl sveikinuosi su jumis tiesioginiai transliacijoje. Kaip visada, tikiuosi viskas tvarkoj, mane gerai matysit ir girdėsit. Šiandien sveikinuosi iš laiptinės, tai vadinasi kalbėsim apie butą, ką jau tikriausiai ir matėt iš mano aprašymo. Tai kas prisijungsite, kas žiūrėsite, matau, kažkas jau ir prisijungė, parašykit, ar mane gerai matot ir girdite. Ačiū širdelę Dariu. Tai šiandien sveikinuosi su jumis iš Prienų, iš vieno iš daugiabučių. Gražus vaizdas už lango, žalia, gražu, tvarkinga ir šiandien kalbėsim apie vieno kambario butą, į kurį pakviesiu jūs pasižiūrėti, pasižvalgyti. Ką norėčiau dar paminėti prieš apžvalgą. Butas yra tikrai labai, girdisi Dariau, liuks, ačiū tau, labai geroj strategiškai vietoj, papasakosiu apie vietovę gal truputėlį vėliau, kaip ir kaiminystėje esantis daugiabučiai, jis yra pilnai renovuotas ir didžiulis privalumas yra tas, kad renovacija yra pilnai išmokėta, jums jau tuo rūpintis nebereikia. Ir kągi, keliaujam pasižiūrėti, ar ne, kaipgi atrodo tas butelis, kuris, manau, tikrai galėtų būti tiek nedidelės šeimos, pavienio asmens, galbūt nuomai tinkamas, ar jūsų poilsio būstas, jeigu sugrįžtate į gimtus kraštus, iš užsienio galbūt, ir norite turėti būstą, kur apsistoti, ar galbūt norite džiaugtis Birštono kaiminystę, kuris taip pat visiškai yra netoli, vos už 8 kilometrų. Tai keliaujam, aš tada apgręžiu. Taip mes turime laiptinę ir mes keliaujame į butą. Laiptinės tikrai tvarkingos. Ir štai jūsų namai pasitinka jūs. Butas yra sutvarkytas po remonto, labai jaukus ir šviesus. Tai sveiki atvykę į savo naujosius namus. Ir kągi mes čia turim? Pirmiausiai turim prieškambarį. Man labai patinka šitame bute tai, kad, aš per čia su jumis pakalbėsiu, kad čia yra didžiulė spinta, erdvi, sumontuota, galim truputį lįsti į vidų, ar ne, čia yra 2 skyrių, tai tikrai daug dalykų galėsite susidėti. Ir man patinka tas, kad kaip vieno kambario butas, jis apie 36 kvadratų berods yra, koridoriui nėra išskirta super daug erdvės ir labai kompaktiškai gerai išplanuota. Čia vos, man atrodo, apie 3 kvadratų yra skirta koridorių, po to visos erdvės yra panaudotos svetainiai, virtuviai ir taip toliau, kad kuo daugiau tos erdvės būtų jums, o ne koridoriai. Bet čia puikiausiai tilpo labai šauni didelė spinta, kur jau sumontuota ir laukia jūsų. Mes tada keliaujam, galim iš karto čia pirmiausiai užsukti į vonios kambarį. Ką jūs čia rasite? Skalbimo mašina, tualetas žinoma, dušas, dušo kabina erdvi pakankamai, ar ne? Kriauklytė, spintelė jūsų daiktam, daikčiukam, butas yra pilnai paruoštas naudojimui, tai galite drąsiai keltis po pirkimo, viskas yra atlaisvinta, tai kad ir šiandieną. Tai tokia tikrai pakankamai jaukia erdvi vonios erdvė. Kas keliaujame toliau? Toliau mes turime, žinoma, virtuvę, kur verda mūsų irgi didelė dalis gyvenimo. Viskas tvarkinga. Rasit ir mikrobangų krosnelę, ir tokį spalvingą gražų šaldytuvą, indaplovę. Čia galėsit pasigaminti savo skanius pietus vakarienę, išsikepti pyragą. Visa buitinė technika vėlgi yra paruošta pilnai naudojimui. Tiesa, kas žiūrite, matau, kad jungiasi daugiau žmonių. Jeigu turit klausimų, galit komentuoti, komentarus aš matau ir tikrai atsakysiu apie šį butelį.
Nukeliaujam toliau. Taip, toliau, va čia galit matyti šarvo durys, ar ne, prieškambaris, mano tapkės. Ir keliaujam pagrindinį kambarėlį, pagrindinę erdvę. Tai yra, pavadinkim svetainė, ar ne? Štai. Tikrai erdvus kambariukas. Galima čia pasiplanuoti ir pagal jūsų poreikius. Yra šiai dienai 2 sofos, staliukas, atsiprašau, komodėlė, spinta didelė, kaip matau, tikrai, berods ir visiškai nauja, ar ne, laukia jūsų. Štai. Ir kas yra labai smagu šitame bute, kad yra didelis balkonas. Tai kviečiu jį, aš čia tikrai labai mielai gerčiau rytinę kavytę, vėlgi tikrai labai tvarkingai sutvarkytas. Pažiūrėkit, kiek erdvės, yra spintelių porą. Ir ką mes matom pro langus. Pabandysiu šiek tiek atidaryti, kad gal geriau matytųsi. Pažiūrėkit, galėsit grožėtis ir klausyti šito nuostabaus beržo šlamėjimo. Čia yra į gatvelės pusę langai, bet yra fantastiškai. Nežinau, kaip jo, man beržai labai patinka, jie labai gražiai šnara. Man kažkas skambina kitų telefonu, vieną akimirką, jūs pasigrožėkit, aš užtildysiu. Ir ką norėjau pasakyti dar apie vietovę, kur yra šitas butas. Tai labai patogu, kadangi viskas, ko reikia, patogiam gyvenimui yra labai jau ranka pasiekiama. Tai pirmiausia yra, galvoju, bet vis tiek, ko gero, nesimatys dabar, čia visiškai netoli yra Beržyno parkas gražuolis. Nesimatys, tai save parodys. Beržyno parkas su suoliukais, su žaidimų aikštele vaikams, su gražia aplinka, tvenkiniu, net pažvejoti ar pasimaudyti galite. Miela kavinuke atsigerti kažkokią tai gėrimo, pastebėti gyvenimą ar tiesiog smagiai jame dalyvauti. Visiškai netoli yra darželiai, netgi 2, mokykla keli šimtai metrų, parduotuvės visiškai arti. Va čia, pavyzdžiui, tokių mini parduotuvėlė yra visiškai prie namų. Tokia ne mini, ji tiesiog mažesnė, ar ne? Kas dar? Gydymo įstaigos. Viskas, ko reikia, yra pasiekiama netgi pėsčiomis per 10-15 minučių. Tai vieta tikrai labai labai fantastinė. Tiek šeimai, tiek, nežinau, vyresnio amžiaus žmonėm, tiek tiesiog žmogui, kuris nori valgyti, nueiti, smagiai praleisti laiką ramioje aplinkoje ir jaukiai savo gyventi. Tai va, tai kas galvojat, kas ieškote būsto panašaus į šį, mielo, jaukaus, kompaktiško, tai kontaktuokit, aš parašiau savo telefono numerį. Ir pasikalbėsim, susitarsim, kada galite apžiūrėti. Dar kartelį, aš matau, kažkas parašė, kad domina butas, gerai, jeigu jūs čia ir skambinot, atsiprašau, kad nepakėliau, pabaigsiu transliaciją ir būtinai perskambinsiu. Tai va, toks fainas, jaukus, suremontuotas butelis jums. Grindys, matau, laminatas, sienos tapetai, tur yra plytelės, žodžiu. Dar kartelį tokį ratuką pereinam. Labai smagu, kad yra atskiros erdvės, virtuvė atskirai, kambarys atskirai, tai jeigu ir ne vienas gyvenate, kol vienas dar saldžiai sapnus čia, kitas jau galės ankstyvesnis gerti rytinę kavą ar arbatą ir čia. Tiesa, per visą butą eina balkonas, taip kad didžiulis tikrai. Tiek smagiem pasibuvimam. Norėjau sakyti, tiek kažkokiu tai gal daiktų įsidėti, bet neapkraukime balkono daiktais, geriau panaudokime pagal paskirtį, o daiktams susidėti jūs turėsite rūsį, šitam butui dar priklauso ir rūsys, tai va ten galėsite sandėliuoti savo visus rakandus.
Tai va, tai tiek. Ačiū, kas žiūrėjot, ačiū, kas žiūrit, ačiū, kas pakomentavot, ačiū, kas atsiuntė man širdelių, liuksų ir kas dar jų atsiūs. Pasidalinkite, prašau, šitą transliaciją, kad, kuo daugiau žmonių pasiektų šitą žinutę ir greičiau surastų savininkų šitas butelis. Tai tiek, šiandien transliaciją baigiu, butas dar nėra skelbimuose, artimiausiu metu atsiras, bet žinot, kas pirmesnis, tas gudresnis. Tai kviečiu susisiekti, pakalbėsim apie galimybę įsigyti, apie kainas ir apie visus kitus dalykus, atsakysiu jūsų klausimus. Kam reikia pagalbos, taip pat parduodant nekilnojamą turtą, irgi galite kreiptis. Tai tiek, gero savaitgalio, ate.